Sausio pradžioje startavęs naujas Kėdainių rajono savivaldybės švietimo departamento ir futbolo klubo Nevėžis projektas Pirmokų lyga įdomioms treniruotėms ir azartiškoms kovoms subūrė 8 mūsų rajono mokyklų komandas, kovojusias dėl futbolo klubo Nevėžis pereinamosios taurės prizo. Turnyro organizatorius Saulius Kibiniauskas tikino, kad pagrindinis renginio tikslas – sudominti mokyklinio amžiaus vaikus sportinę veiklą, populiarinant masinį futbolą ir bendradarbiauti bei dalintis patirtimi su rajonų švietimo įstaigomis, įtraukiant į šią veiklą ir vaikus, ir pedagogus, ir tėvus. Iš viso šiame turnyre dalyvauja 8 komandos. Pirmą mes padarėm tarp posėdį su pedagogais mokyklų ir jisai vyko lapkričio mėnesį ir nusprendėm, kad finalinės varžybos vyks sausio viduryje, o kito laiko padalinom, mokyklų pedagogam kamuolius, kad jie turėtų su kuo treniruotis ir davėm tokį laikotarpį, kad komandos pasiruoštų, pasitreniruotų. Sausio 12-13 dienomis, ištraukus burtus vyko pogrupiuose varžybos, o dabar sausio 20 vyksta finalinės varžybos, kurių metu ir bus nustatyti nugalėtojai. Bet ką aš norėčiau pabrėžti, iš tikrųjų, tai mano įsitikinimu, tai nugalėtojai ne tie, kas užims pirmą vietą, bet apskritai visi čia dalyvaujantis vaikai, nes tikrai, kas čia šiandien dalyvauja, mato, kad tų emocijų tikrai ir noro, ir tokios vaikiško sportinio azarto, tai tikrai labai daug. Tai aš manau, kad visi nugalėtojai, kurie jau dalyvauja tam projekte. Po atkaklių kovų 3. vietą iškovojo Aušros vidurinės mokyklos 1 komanda. 2. vieta atiteko Ryto viduriniai mokyklai, o Nevėžio pereinamoji taurė buvo įteikta nugalėtojams – mokyklos darželio vaikystė pirmokams. Mano klasėje tai 16 berniukų klasė, tai reikėjo visiems treniruotis ir treniravosi visi. Turėjom trenerį iš Nevėžio komandos, atėjo patreniruoti savaitę, mes turėjom tik tai 2 tokias treniruotės, į savaitę 1 kartą. Bet žaidė absoliučiai visi vaikai ir po to jie patys atsirinko, kas dalyvaus šitoj lygoje. Tai pirmas buvo įspūdis, jie pasimetė tokioj dideliai aikštėje, mūsų aikštė ir salė labai maža ir mes tiesiog neturėjom tos galimybės, kad dideliai. Tai buvo šiek tiek ir nedrąsu, ir nejauku, bet po pirmųjų rungtynių įsidrąsino ir nieko, ir po to labai tikrai esam be proto dėkingi, tai mūsų vieno mokinio Arno Končiaus tėčiui, kur Marius ėmėsi tuos vaikus treniruoti. Atsivežė 1 kartą čia į salę pažaisti, 2 kartą, ir nieko, rezultatai labai geri. Tai visi berniukai nusprendė, kad lankys futbolą. Turnyro organizatoriai ir rėmėjai pasirūpino, kad pedagogų ir moksleivių pastangos būtų tinkamai vertintos. Nugalėtojų komandai dar atiteko ir firmos Hummel sportinė apranga bei gardžios čili dovanos. Kiti prizininkai taip pat pasipuošė taurėmis, medaliais ir diplomais, o geriausieji žaidėjai buvo paskatinti asmeniniais prizais. Visi dalyviai atminimui apie pirmasis futbolo kovas buvo apdovanoti turnyro ženkliukais ir lipdukais, o juos ruošę pedagogai į mokyklas parsivežė prizus. Pagrindinis turnyro rėmėjas, uždarosios akcinės bendrovės Vesiga direktorius Saulius Grinkevičius neabejojo, kad panašus renginiai yra labai reikšmingi mūsų rajono bendruomeniai. Tai yra fantastika, kad vaikai nuo 1 klasių jau, pratinimi prie sportavimo. Nebūtinai, kad tai futbolas, tai aišku smagu, kad ir futbolą žaidžia, bet vaikai, mažiukai jau pratinami sportuoti, nes tikrai šiai dienai turim tą problemą. Turim problemą didelę. Vaikai nenori sportuoti. Jie geriau žaidžia su kompiuteriu, geriau žiūri televizijos programas, bet išbėgti į lauką, paspardyti kamuolį, ar ten, sakysim, pabėgioti, nėra noro. Tai va tokie turnyriukai, jie kaip tik ir duoda tą pačią pradžią. Gal nesvarbu, kad iš jų ten neužaugs čempionai. Svarbu, kad jie pamėgtų sportą. Tai čia yra didžiausias džiaugsmas ir didžiausia laimė. Tai kaip galima tokio renginio neparemti?